Ketvirtadienio info studijoje žiūrėkite, paskelbti verslo projektų konkurso rezultatai. Sezoniniai darbai šiais metais startavo gerokai anksčiau. Papildomas priėmimas į magistro studijas, apie tai svečio rubrikoje. Šiaulių spaudos konferencijoje buvo pristatyti verslo projektų konkursų rezultatai. Šie rezultatai dar tik preliminarūs, laukiami galutiniai sutarčių pasirašymai. Konkursai baigėsi gegužės 15 dieną, tai vyko 3 konkursai: jaunimo nuo 18 iki 21 metų verslo projektų konkursas, vyresnių nei 45 metų asmenų verslo projektų konkursas ir inovatyvių verslo projektų konkursas. Komisija visą mėnesį atsakingai peržiūrėjo ir gilinosi į paraiškas, kurių šiais metais buvo rekordiškai daug. Tiesa, ir patys pareiškėjai atvyko į Šiaulių savivaldybę ir gyvai pristatė savo projektus bei idėjas. Šiais metais sulaukta tikrai rekordinio paraiškų skaičiaus, tai yra gautas 23 paraiškos. Nei vienais metais tokio skaičiaus nesame gavę. Tas skaičius buvo ypač sumažėjęs COVID laikotarpiu, tai dabar tikrai labai džiaugiamės, kad visi tokie aktyvūs. Matome, kad verslai atsigauna, idėjų žmonės turi vis daugiau, drąsos taip pat daugiau. Tai tikrai tas džiugina. Iš tų 23 paraiškų komisija teigiamai įvertino ir paraiškos surinko tinkamą balų skaičių, tai iš viso 14 paraiškų, tai 5 inovatyvių verslo projektų konkurso kategorijoje, 8 jaunimo kategorijoje ir 1 vyresnių nei 45 asmenų kategorijoje. Nuo pateiktų projektų yra pačių įvairiausių. Nemažai yra iš tikrųjų su IT, su informaciniam technologijom susijusių, įvairios programavimo veiklos, debesų pagrindų veikianti dirbtinio intelekto valdoma mašinų priežiūros sistema ir panašiai. Jaunimo ir vyresnių asmenų kategorijose projektai tokie labiau galbūt žemiškesni, tai ir rūbų dizainas ir siuvimas, fotografijos paslaugos, metalo dirbinių gamyba, medžio dirbinių gamyba, ir kitos įvairiausios veiklos. Nors verslo projektų konkursai jau pasibaigė, tačiau vis dar yra galimybė teikti paraiškas kitoms priemonėms. Tai iki metų pabaigos dar galima teikti paraiškas dėl įmonės steigimo, mokymo, dalyvavimo parodose, įrangos ir įrankių įsigijimo, rinkodaros priemonių įsigijimo, infrastruktūros pritaikymo neįgaliesiems. Tai visos šios priemonės yra nekonkursinės, taigi paraiškas galima teikti, kaip ir minėjau, iki pat metų pabaigos. Tiesa, Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmai kviečia į konsultacijas, taip pat vyksta nemokami seminarai ir renginiai. Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmai, kurie yra laimėję Šiaulių miesto savivaldybės skelbtą konkursą būtent dėl šitų programų įgyvendinimo. Tai tikrai yra didelis pasirinkimas renginių, seminarų, kurie yra reikalingi pradedant steigti verslą. Galima nemokamai konsultuotis, pasiskambinus į Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmus. Daugiau informacijos apie paramą verslui, kurią teikia Šiaulių miesto savivaldybė, galima rasti savivaldybės internetinėme puslapyje. Vasarą registruojama daugiau nei pusė visų metų bakterinių žarnynų infekcijų atvejų. Specialistai primena, kad infekcijų padaugėja dėl nesaugaus maisto vartojimo karštomis dienomis ir pataria, kaip apsisaugoti, o apsinuodijus laiku atpažinti. Per maistą plintančias žarnyno infekcijas ligas sukelia maiste esantis mikroorganizmai. Ant maisto jie dažniausiai patenka iš aplinkos ir esant tinkamoms sąlygoms dauginasi. Prisidauginę iki reikiamos koncentracijos sukelti ligą, jie tampa pavojingi mūsų sveikatai, taigi kuo ilgiau netinkamai laikome maistą, tuo didesnė tikimybė apsinuodyti. Užkrečiamų ligų centro specialistai primena, kad norint išvengti apsinuodijimų maistu, svarbu laikytis higienos taisyklių ir kruopščiai stebėti maisto produktų būklę bei laikymo sąlygas. Ligas sukeliančios bakterijos maisto produktuose gali sparčiai daugintis, jei aplinkos temperatūra yra aukštesnė nei 10 laipsnių Celsijaus. Kai kurios maiste besidauginančios bakterijos gamina toksiną, kuris taip pat yra apsinuodijimo maistu priežastis. Vasarą padaugėja atvejų, kai tuo pačiu nesaugiu maistu apsinuodija grupė žmonių. Dažniausiai tokių apsinuodijimų priežastis būna ant žarijų paruošti kepsniai, iš vištienos arba netinkamai paruoštas maistas šventėms. Apsinuodijimas dažniausiai pasireiškia skausmingais pilvo spazmais, galvos svaigimu, skausmu, pykinimu, vėmimu. Visi šie negalavimai turi praeiti ilgiau
po 1 arba 2 dienų, o jei užtrunka ilgiau, būtina kreiptis į gydytoją. Į gydytoją kreiptis privaloma ir tada, kai pastebima, jog pakilo kūno temperatūra, tapo sunku kvėpuoti, ryti maistą, sutriko regėjimas, jaučiate raumenų skausmą, vėmimo metu išvemiami skrandžio skysčiai ar net kraujas keletą dienų intensyviai viduriuojate. Taip pat, jeigu akivaizdu, jog organizmas neteko daug skysčių, kamuoja troškulys ar nepraeina nuolatinis skausmai pilvo apačioje, itin svarbu akylai stebėti savo sveikatą, jei apsinuodijote valgydami grybų, konservuotų mėsos ar jūros gėrybių produktus. Net ir menkiausias apsinuodijimas yra labai pavojingas mažiems vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms ir įvairiomis lėtinėmis ligomis sergantiems asmenims. Specialistai pateikia rekomendacijų, kaip išvengti apsinuodijimo maistu. Svarbiausia švara, rankas plaukite šiltu muiluotu vandeniu, prieš gamindami patiekalus iš žalios mėsos, paukštienos, kiaušinių ir baigę juos gaminti, nuplaukite rankas, stalus, indus, įrankius. Pagaminto maisto niekada nedėkite į indus, kuriuose laikite žalius maisto produktus. Jeigu neturite pakankamai indų, prieš dėdami kruopščiai išplaukite. Taip pat kruopščiai nuplaukite peilius ir kitus virtuvės įrankius. Stipriai sušaldytus produktus atšildykite šaldytuve, o ne kambario temperatūroje. Stenkitės kuo greičiau suvalgyti ką tik pagamintą maistą, o jo likučius laikykite šaldytuve. Nepatartina valgyti žalių kiaušinių, nepakankamai termiškai paruoštos mėsos arba paukštienos, namie pagamintų konservų, kurių dangteliai išpūsti arba pažeisti. Viešėdami svečiose šalyse gerkite ir valgykite tik kokybišką vandenį bei maistą. Nepatartina pirkti maisto, kurio trumpas vartojimo terminas. Nepirkite maisto iš prekeivių, kur neužtikrintos tinkamos maisto laikymo sąlygos. Iškeliautojams patartina vengti imti į kelionę greitai gendančių maisto produktų, karšto rūkymo mėsos, žuvies, dešros, pieno produktų, kreminių gaminių, ypač jei nėra galimybės juos transportuoti ir laikyti termoizoliacinėse dėžėse šaldytuve. Gėrimus laikyti sandariuose induose, maistui vartoti tik švarų geriamąjį vandenį. Sezoniniai darbai tai terminuoti darbai atliekami tam tikrų periodų, o ne visus metus. Kokie yra patys populiariausi sezoniniai darbai, teiravomės užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento vyriausios specialistės. Šiaulių apskrityje šiemet darbdaviai pateikė kiek daugiau negu 800 sezoninių laikinų darbo pasiūlymų. Ir daugiausia sezoninių darbuotojų ieško prekybos, statybos, žemės ūkio sektoriaus darbdaviai, taip pat apgyvendinimo bei maitinimo sektoriaus darbdaviai. Šiais metais darbdaviai sezoninių darbuotojų pradėjo ieškoti kur kas anksčiau nei įprasta. Kaip jau įprastai būdavo ankstesniais sezonais, turėdavome tokią tendenciją, kad žemės ūkio sektoriaus darbdaviai sezoninių darbuotojų pradeda ieškoti balandžio mėnesį. Tačiau šiemet sezonas buvo kiek neįprastas dėl ankstyvo pavasario ir sezoninių darbuotojų žemės ūkio sektoriaus darbdaviai pradėjo ieškoti ir įdarbinti jau kovo mėnesį. Šiemet ypatingai buvo ieškomi šiltnamio darbuotojai, pagalbiniai darbuotojai, lauko darbininkai, akmenų rinkėjai, kaip ir įprastai sezono metu ieškomi ir įdarbinami traktorininkai. Sezoniniams darbams darbdaviai ypatingų reikalavimų nekelia. Svarbiausia pretendento motyvacija. Nuo dažniausiai sezoniniais darbais domisi jaunesnio amžiaus žmonės. Iš tiesų, sezoniniai darbo pasiūlymai yra puikia galimybė ir proga moksleiviams susipažinti su darbo rinka. Ir iš tiesų, šiais metais Šiaulių regioninis karjeros centras organizavo darbo mugę, darbo vasarį, kuris pritraukė virš 200 moksleivių besidominčių darbo galimybėmis vasaros laikotarpiu. Iš tiesų, moksleiviams darbo sąlygas šiek tiek apriboja teisiniai reikalavimai, tačiau vis tik susitarimai su darbdaviu leidžia moksleiviams įsidarbinti ir vasaros sezono metu. Tiesa, regionuose sezoniniais darbais domisi ir vyresni žmonės. Dažniausiai tai būna žemės ūkyje, kadangi regionuose nėra tiek darbo pasiūlymų ir įsidarbinti sezono metu tai yra puikia proga užsidirbti ir vyresnio amžiaus asmenims. Šiais metais Šiaulių apskrityje pagal terminuotas darbo sutartis pirmąjį pusmetį įsidarbino apie 740 užimtumo tarnybos klientų. Ir dažniausiai jie įsidarbino pagalbiniais darbuotojais, virėjais, pagalbiniais darbininkais virtuvėse, augalinkystės ir gyvulinkystės ūkiuose. Šios dienos užimtumo tarnybos informacinėje sistemoje darbdaviai Šiaulių apskrityje yra užregistravę
gavę 44 terminuotus darbo pasiūlymus. Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad ūkininkai prisijungę prie Mano VMI jau gali išsiimti leidimus įsigyti lengvatinių žemės ūkyje naudoti skirtų žymėtų dizelinių degalų. Šiais metais leidimai suformuoti 94 000 ūkininkų. Ūkininkai, kurie praėjusiais metais turėjo leidimus ir jiems buvo suformuota žemės ūkio veiklos subjekto naudotojo kortelė, nieko papildomai daryti neturi. Duomenys kortelėje buvo atnaujinti automatiškai. Valstybinė mokesčių inspekcija pažymi, kad atspausdintą kortelę užtenka degalinėje pateikti kartu su asmens tapatybės dokumentu. Na, o kad ją atsispausdinti nebūtina vykti į Valstybinės mokesčių inspekcijos aptarnavimo padalinį, nes tai galima pasidaryti ir savarankiškai per Mano VMI skiltį dokumentai, pažymėjimai, leidimai taikyti akcizų lengvatas. Kokį žymėtų dizelinių degalų kiekį gali įsigyti ūkininkas, Valstybinė mokesčių inspekcija apskaičiuoja pagal Žemės ūkio duomenų centro pateiktus duomenis. Praėjusiais metais leidimai suformuoti 101 000 gyventojų. Kaip ir kiekvienos savaitės penktadienį gyventojus pasieks ETA Plius savaitraštis. Šio penktadienio savaitraštyje skaitykite, kuris Šiaulių apskrities savivaldybių meras turtingiausias. Taip vadinasi Ugnės Urbonės straipsnis, kuriame Valstybinės mokesčių inspekcijos paskelbti 2023 metų gyventojų turto deklaracijų duomenys atskleidžia, kokį turtą ir skolas sukaupė Šiaulių apskrities savivaldybių merai. Kitoje temoje, ar žinojote, kad iš Šiaulių kilęs Lietuvos policijos generalinis komisaras Renatas Požela kartais į rankas paima akordeoną. Apie tai skaitykite Linos Galkuvienės interviu. Psichologinė pagalba telefonu. Vieni giria, kiti nusvyla. Taip vadinasi savaitraščio tema, kurioje savo patirtimi pasidalyja pašnekovai sutinka. Pokalbis su psichologinės pagalbos linijos darbuotojais gali priversti pasijusti dar blogiau. Na ir kaip visada, ETA Plius savaitraštyje rasite ir gausybę kitų įvairių aktualijų, informacijos apie atliktus projektus, būsimus renginius ir žinoma skanių receptų. Sveiki Šiaulių televizijos žiūrovai, gyvename vasaros ritmu, tačiau tikrai nepamirštame aukštojo mokslo naujienų ir šiandieną mūsų studijoje svečiuojasi Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos direktorė, profesorė daktarė Renata Bilbokaitė. Sveiki. Sveiki. Tai kokios tos naujienos visgi vasara, bet žinome, kad vykdote ir papildomas magistrantūros priėmimą, ar ne? Kaip sekasi? Na, džiaugiamės, kad stojančiųjų yra ir kad renkasi aukštesnio lygio antros pakopos studijas, tačiau norime paminėti, kad yra dar valstybės finansuojamų vietų, nes esame didelis universitetas ir tikrai rengiame daug mokslo produkcijos, o nuo to galim gauti papildomų mokslo studijų vietų. Taip kad kviečiame visus, kurie dar norėtų, bet nespėjo arba neįstojo į tą savo norimą sritį, nes kartais pasirenkamos 3 programos, o norima į tą vieną neįstojo. Tai tiesiog kviečiu pasidomėti mūsų studijų programų paketu, išvardinsiu aš jį ir pabandyti stoti dar kartą. Tai tuomet ir prieiname prie to klausimo, kokios tos programos, ką galima rinktis. Pirmiausiai kviečiu tuos, kurie dirba švietimo srityje, nori dirbti švietimo vadovais arba jau yra švietimo vadovai. Yra galimybė iš Next Generation projekto gauti valstybės finansavimą vadybos magistrantūroje arba edukologijos su švietimo vadybos specializacija. Tai priklausomai nuo to, kokias kompetencijas jūs labiau norite gilinti, labai kviečiame studijuoti. Taip pat yra ir pačios grynosios programos tiems, kurie galbūt dar abejoja ar norės dirbti, bet vis tiek nori įgyti kompetencijų. Tai yra šiek tiek dar valstybės finansuojamų vietų tiek vadyboje, tiek edukologijoje. Viena iš įdomesnių, naujesnių programų tai yra karjeros edukologija tiems, kurie norėtų dirbti ne tik tai švietime, bet ir versluose, karjeros konsultantais, personalo skyriuose, įvairiausio vadybos srityse. Labai kviečiame, tikrai įdomi programa, atsiliepimai labai yra geri. Tiems, kurie nori pagilinti sporto kažkokias srities žinias, kviečiame į sporto pedagogiką ir tiems, kurie nori muzikantais būti,
platesnės ryties, kviečiame studijuoti muzikos pedagogiką. Na, o tiems, kurie nieko bendro su pedagogikomis nenori turėti, turime ir kitų programų, maloniai tikrai kviečiam į ekologiją, tikrai unikali programa, aukšto lygio mokslininkai, tikrai pasaulyje garsus mokslininkai su išskirtinais pasiekimais. Taip pat turime dar šiek tiek vietų į viešą administravimą, nors konkursas yra labai didelis, 5,6 į vieną vietą, taip sakant, išvedus vidurkį. Tai labai kviečiame studijuoti ir be abejo yra dar ekonomika. Žinom ir, kad laiko liko labai nedaug, tai dar akcentuokite ir datą. Tikrai taip, nuo Liepos 8 dienos iki Liepos 10 dienos, tik tai 2 praktiškai paros, kad jūs galėtumėte pateikti savo dokumentus ir galėtumėte dalyvauti konkurse. Kviečiame ir tuos, kurie galbūt ne pirmą kartą studijuoja ir finansuoti save patys arba ieškoti finansų iš rėmėjų dėl to, kad studijos kiekvienais metais tikrai brangsta, o Vilniaus universitetas išlaiko tą savo kartelę ir jūs turite tą galimybę įgyti Vilniaus universiteto išsilavinimą. Ir noriu pabrėžti, kad studijos tikrai 90% vyksta nuotoliu, tai nesvarbu, kurioje pasaulio vietoje esate, kurioje regiono teritorijoje, mieste ar rajone, turite šeimas ar darbus, paskaitas tikrai lankyti reikia, atsiskaityti tikrai reikia, bet tą galima padaryti nuotoliniu būdu, kontaktuojant su mūsų dėstytojais ir mokslininkais. Dar papildomas klausimas, Renata, būtų, kaip vertinate metai iš metų, ar populiarus tas papildomas priėmimas tampa? Tiems, kuriems nepavyko arba, pavyzdžiui, neįstojo kitus universitetus, ar persigalvojo, arba negavo to finansavimo, nes būna, kad kažkas persigalvoja, tai tam tikra vieta atsilaisvina, reikia bandyti, tikrai reikia bandyti, nes kiekvienais metais mokslas brangsta, o galimybių vis mažėja. Nes tų magistrantūros vietų skaičius visada yra ribotas, jis yra gerokai mažesnis nei bakalauro studijų programoms, todėl kad tiek rinkoje negali valstybė skirti valstybės finansuojamų vietų. Taip kad kviečiu bandyti ir dar kartą bandyti, gauti tą valstybės finansavimą ir studijuoti. Pakviesime ir mes rinktis aukštąjį mokslą ir padėkosiu Jums už pokalbį, kad atvykote pas mus, palinkėsime gražios likusios vasaros ir prasmingų rudens darbų. Ačiū labai. Lengvu žingsniu, gausus įvairios avalynės ir rūbų pasirinkimas geromis kainomis. Čia rasite ne tik platų sezoną ir naujausias mados tendencijas atitinkantį rūbų ir avalynės asortimentą, bet ir išskirtinius aksesuarus, rankines ir tendencingas stiliaus detalės. Malonus aptarnavimas, džiuginančios kainos ir puiki kokybė. Parduotuvė jūsų laukia adresu Šiauliai, Gardino gatvė 2, prekybos centro iki 2 aukšte. Lengvu žingsniu, koja kojon su mada. Maloniai kviečiame į konkurų varžybas, kurios vyks Liepos 6 dieną Jusaičių kaime, Buvių seniūnijoje, Šiaulių rajone. Varžybų pradžia 10 val. Renginys nemokamas. Įsigijant kompensuojamųjų vaistų su mažiausia priemoka, sumokėtos priemokos sumuojamos, kol sukauptų priemokų suma pasiekia 48 eurus ir 33 euro centus. Toliau iki metų pabaigos už kompensuojamus vaistus su mažiausia priemoka pacientui priemokų mokėti nereikia. Vaiko rytojaus nepalik rytojui. Pastebėjai galimą vaiko teisių pažeidimą? Skambink 8800 10 800. Sveiki, paskambinote į vaiko teisių liniją. ETA Plius. 5 žingsniai iki tavo miesto naujienų. Pasirink savo miestą.
Penktadienį didelių permainų nesulauksime. Naktis iš ketvirtadienį į penktadienį bus debesuota be kritulių. Pūs nestiprus pietų krypties vėjas 1 metro per sekundę greičiu. Oro temperatūra svyruos tarp 14 ir 15 laipsnių šilumos. Penktadienio diena visoje apskrityje bus apniukusi. Protarpiais sulauksime saulės. Šiauliuose ir Joniškyje galimas nestiprus lietus. Temperatūra pasiskirstis tarp 15 ir 17 laipsnių. Pastovios krypties vakarų vėjas pūs 4-5 metrus per sekundę greičiu, o vėjo gūsiai sustiprės iki 10-12 metrų per sekundę.